Mano gimtasis Vilniaus miestas vis didėja. Atrodo, kad kelionė į kaimą dabar žymiai ilgesnė negu 10 metų atgal. Pamenu, kai anksčiau važiuodavau pas močiutę į sodą, visada būdavo tikras jausmas, kad išvažiavai iš miesto. Aišku, jau tais laikais tose vietose buvo ir pramonės pėdsakų. Jau tada močiutė skundėsi, kad nors visada norėjo pabėgti nuo miesto, tačiau miestas vis tiek ją pasivijo. Tada atrodė, kad miestas kažkur ten, toli. Dabar, kai aš atvažiuoju į sodą, čia jau yra miestas. Kur anksčiau buvo vien laukai ir pievos, auga nauji namai ir kažkodėl nei vieno medžio tarp jų. Seni mediniai nameliai ir mažos obelys šalia jų taip pilkėja, kad ir nepamatysi jų iškart. Bet aš mąstau, ar visa tai yra blogai. Nes, žinoma, ir šitų namelių, ir sodų anksčiau čia nebuvo. Čia tikriausiai irgi buvo vien laukai, miškai, upeliai. Galbūt šioje vietoje vyko savas gyvenimas, tačiau žmonės nusprendė, kad irgi nori čia gyventi.